Šiame vaizdo įraše parodysiu, kaip atrodo trenerio profilis, kaip įvesti darbo valandas ir gauti rezervacijas. Savo profilyje galite įkelti nuotrauką, įrašyti vardą, trumpą aprašymą, sukurti slapyvardį, įvesti kontaktus ir kitą profesinę informaciją. Slapyvardis reikalingas tam, kad profilis būtų pasiekiamas viešai. Iš pradžių profilis nėra rodomas viešai, bet tai galite bet kada įjungti ar vėl išjungti. Kai įjungta, nuoroda su slapyvardžiu yra aktyvi ir bet kas gali matyti jūsų profilį. Jame yra ir QR kodas, tad profiliu dalintis labai paprasta. Tuojau parodysiu, kaip padaryti, kad per šį profilį galėtumėte gauti ir rezervacijas. Atidarysiu kalendoriaus puslapį. Užpildę savo profilį, čia galime įvesti savo darbo valandas. Spaudžiu išskleisti, kur matau savaitės dienas ir darbo valandų intervalus. Pažymėjau, kad dirbu pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį. Jei reikia, galiu pridėti naują intervalą, bet kol kas paliksiu kaip yra. Nuo šiol klientai gali registruotis čia įvestomis valandomis. Jeigu reikia rezervaciją sustabdyti, pavyzdžiui, atostogų metu, spaudžiu išjungti ir viskas, rezervacijos nepriimamos. Dabar klientų sporto programuose ir viešame trenerio profilyje yra rodomas mygtukas registruotis į treniruotę. Čia rodoma artimiausia diena, kada treneris priima rezervacijas. Žemiau yra sąrašas su valandomis, kurias nustatėte anksčiau. Pavyzdžiui, pasirinksiu vasario 5 dieną ir tą dieną nuo 12 iki 1 treneris dirbs Gedimino prospekto klube. Peržiūriu rezervacijos duomenis ir jeigu viskas tinka, spaudžiu rezervuoti. Treneris apie tai gauna pranešimą ir klientui telieka sulaukti patvirtinimo. Trenerio kalendoriuje rodoma patvirtinimo laukianti rezervacija. Spaudžiu patvirtinti ir parašysiu komentarą. Apie patvirtinimą arba atšaukimą klientas gauna pranešimą paštu. Dabar rezervacija matosi trenerio kalendoriuje. Spaudus rodoma daugiau informacijos, o visas rezervacijų sąrašas rodomas žemiau. Užpildžius savo profilį bei įvedus darbo valandas, Septima tampa kaip trenerio vizitinė kortelė. Čia matosi kontaktai ir kita įvesta informacija, o svarbiausia yra mygtukas į registraciją. Profiliu pasidalinti lengva nuskanavus QR kodą ar pasidalinus nuorodą. Taip atrodo Septima. Šalia to, ką rodžiau, jau greitai rasite daugiau funkcijų. Galėsite priimti mokėjimus, kurti mitybos planus, automatizuoti treniruočių suvestines, skatinti tinkamą miego higieną ir dar daug kitų dalykų. Visais klausimais kviečiu susisiekti paštu arba Discord serveryje. Nuorodos yra video aprašyme.